Aš asmeniškai matau tą naudą, kad iš tokio lengvo chaoso virsta po truputį viskas į tokią struktūrizuotą veiklą, kai planuojame resursus savo, kai diegiame naujas paslaugas, iš karto galvodami apie tai, kokių resursų mums reikės ir panašiai. Apie tai, kad, kaip jau kolegos irgi minėjo, kad viena kalba kalbam, kai ateina, nežinau, tarkim, finansų žmogus, paslaugų kūrėjas ir techninis žmogus, ar ne, ir kalbam apie naujų paslaugų, tarkim, kūrimą viena kalba. Na, bent jau stengiamės tai daryti. Komentaras dėl 20 000 ir kitų panašių ISO standartų. Labai gali būti, kad dirbant rinkos sąlygom, konkurencijos sąlygom, arba norint, kaip duomenų centrui parodyti klientams, kad jie gali hostinti pas juos kažkokias paslaugas, serverius ir panašiai, kad jie dirba naudodamėsi atitinkamų standartų. Tai yra IT Service Management standartas visgi ISO 20 000, kaip 27 000 būtų saugos sertifikatas. Tai jeigu iš tikrųjų klientas renkasi duomenų centrą, tai yra vienas iš konkurencinių pranašumų, jeigu aš iš tikrųjų esu sertifikuotas pagal šitą standartą. Tai čia vienas iš pliusų, ką duotų standartai. Apskritai, ITIL-as, jeigu imsim ITIL knygas, yra receptų rinkinys. Kada mes kalbam apie ITIL diegimą, mes nekalbam apie pačių receptų valgymą. Mes gaminam pagal juos kažką. Tai ITIL-as, kaip sakė, mes imam atskirą dalį, įmonė nutarė, kad visą procesą padaryti yra pernelyg sudėtinga. Imam atskirom dalim, atskirom procedūrom greičiausiai. Galbūt yra kažkur viena bendra schema. Ir jiems šitas variantas tiko. To varianto mes negalim suleisti dėkdami, pavyzdžiui, tą patį ISO 9001, nes visos procedūros turi būti padarytos, kitaip mūsų nesertifikuos. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad tos procedūros jos bus truputėlį biurokratinės. ITIL prasme mes biurokratijos turėtume vengti. Taip, tie dalykai įveda tam tikrą tvarką, tam tikrą formalizavimą, bet jeigu mes tik tai ITIL pusėje bandysim padaryti kažką tokio, niekas tų procedūrų nevykdys ir mes turėsim nemažą skylę tame savo procese, kurį bandom diegti. Tai vėlgi šitoj vietoj mes turėtume žiūrėti į tai, kaip vyksta ir surasti priemonės, pagalvoti, pasiginčyti su komanda, kaip tai veiks mūsų konkrečioje situacijoje. Sakykime, tas pats pakeitimų valdymas. Norėtųsi turbūt sekti visus pakeitimus, tai yra, kad jie būtų kontroliuojami. Čia yra pakeitimų valdymo esmė. Ar tai reiškia, kad mes uždrausim administratoriui prisijungus, nieko nepasiklausus, pakeisti konfiguracijoje kažką, kuris jaučia, kad šitą padarius, viskas pradės veikti geriau. Kaip bus tokiu atveju? Kiek administratoriai tada norės lysti gilin ir kažką taisyti, jeigu prieš tai jiems reikės užpildyti kažkokią formą ir, pavyzdžiui, kelias dienas laukti patvirtinimą. Žodžiu, noriu pasakyti, kad turi būti padaryta protingai, tai yra tas terminas common sense, turėtų būti išlaikytas. Mes neturėtume statyti papildomų barjerų, jų yra jau pakankamai. Mes turėtume sugalvoti, kaip tuos dalykus apeiti. Sprendimas tam mano užduotam klausimui yra standartinio pakeitimo procedūra, kuri, sakykime, iš anksto suteikia leidimą padaryti tokius veiksmus, su tam tikra sąlyga, kad tai bus užrašoma, dokumentuojama automatizuotai ar rankiniu būdu. Tai yra, kad tas pakeitimas kažkokiu būdu atsispindėtų. Arba, jeigu mes taikom prievartos mechanizmus, tai mes galim turėti automatinės sistemas, kurios tokiu būdu nukonfigūruotas, išderintas sistemas, pamatę nukrypimus, gražina į standartinę būseną, kas irgi būtų variantas ir užfiksuoja, kas darė tą pakeitimą, kad su to žmogum būtų pašnekėta. Kuris variantas labiau tiks jūsų įmoniai, jūs turite rinktis patys. Lietuvoje, kaip bebūtų keista, nėra susiformavusios bendruomenės. Oficialus toks, labai oficialus jos atstovavimas yra ITSMF forumas, IT Service Management Forum, tarptautinė organizacija. Jeigu mes pasižiūrėsime į tai, kur padaliniai yra įsteigti, pavyzdžiui, Latvijai ir Estai turi pilnus padalinius Lietuvoje, dėl kažkokių, nežinau, kokių
reikalų, neturim šito judėjimo. Pirmiausia, ką duoda tas judėjimas, sakykime, dažniausiai, ką aš esu matęs, tai yra žodinėlis. Tai yra konsultantams ar ten jūsų įmonėje nebereikia kurti savo, nes šitą organizaciją rūpinasi, kad ta vieninga kalba išliktų visuose projektuose. Tai, žinau, gal kas nors turit nuomonę, kodėl Lietuvoje ITSMF bendruomenė nesisteigia, nes iš to, kiek čia žmonių susirinko, matosi susidomėjimas didelis. Galbūt 2 organizacijų yra per daug Lietuvai. COVID anksčiau susikūrė ir galbūt dėl to. Gal taip komitas nurinko tos žmonės, bet vėl mes sakėm, ten dominuoja, sakykime, kaip auditorių požiūris. Galbūt šitoj vietoj tas požiūris būtų toks labiau pragmatiškas. Na, bet susirinkimas vienoje ar kitoje grupiai žmonėm reikia išdiskutuoti, aptarti. Tai tiesiog ten ir pasirinko žmonės, kur jau yra sukurtas pagrindas, o naujam kurti pagrindų kartais taip paprasta. Minėjot, kad būtent IT procesų dirbimą yra labai svarbu vadovybės palaikymas, nes be to tai yra sudėtinga. Mano klausimas būtų toks, kaip įtikinti vadovybę, kad jį palaikytų tam tikrų IT procesų diegimą organizacijai? Kokiais argumentais remiantis būtų galima įtikinti vadovybę? Gerai, dabar dėl vadovybės, kodėl dažnai minima, nes ir DNB minėjo, ir aš minėjau. Jeigu taip pasižiūrėsim klasikinę atsakomybių matricą, tą RACI, kuris sako, kas kaip dalyvauja procese, kažkas turi būti atsakingas. Tai yra tas Dievo vaidmuo, ten yra vienas. Dievo vaidmuo reiškia, kad šitas žmogus rūpinasi, kad būtų finansavimas tam procesui. Finansavimas. Ar IT gali išskirti finansavimą kažkam, kas išeina už IT ribų, nes jeigu žiūrėsim į kokį nors incidentų valdymą galima suspausti IT ribose, parodyti kaip pliusą kitiems ir šitą dalyką iš savo vidinio IT biudžeto judinti kažkokiu būdu, turint service deską, pavyzdžiui. Tai dažniausiai tai yra įdiegiama pirmiausia. Bet dabar pradėkim tada pasižiūrėti toliau, kokie etapai, kurie išeina už tų ribų. Paslaugų lygio valdymo vien IT nepadarys. Reikia, kad vadovybė suprastų, kam to reikia. Reikia, kad atsirastų ta bendra šneka, susitarimas, kad mes kalbam ne apie šiaip kažką serverius ar programinę įrangą, o mes kalbam apie teikiamas paslaugas. Ir be to aš neįsivaizduoju, kaip toks procesas galėtų įmonėj pradėti judėti. Ir bendra praktika sako, kad jeigu nėra aukščiausio lygio vadovybės palaikymo šitoje vietoje, tas įdiegtas procesas jis bus arba popierinis, arba nutiks taip, kad jam pritrūksim dėmesio, pritrūksim resursų. Reiškia, neturint to palaikymo, mes bandom diegti kažką tokio, dėl ko išlikimo labai rizikuoja. Tai todėl sakau, tas turi būti, o kaip sužadinti susidomėjimą. Aš manau, pirmiausia, tai yra tikrai darbas IT vadovui, nes IT vadovas turėtų būti suinteresuotas parodyti, kad IT organizacija, kuri iš tikrųjų išaugo iš po buhalterijos sparno, nenori ten sugrįžti atgal. Kad įmonė yra svarbus vienetas ir kad jinai gali atnešti savo naudos, suteikti savo vertės. Tai IT vadovas turėtų būti suinteresuotas rodyti iniciatyvą, nes jis vadovų lygyje ten kažkur tai tarp tų aukščiausio lygio vadovų turėtų būti panašiai. Tai surasti, kas gali susidomėti aukščiausio vadovų lygyje. Tas pats finansų direktorius gali būti mums tinkamas žmogus. Kažkas iš įmonės tarybos, kas kuruoja IT reikalus, aš nebejoju, kad šitas žmogus žino, ką reiškia IT paslaugų valdymas ir žino, kad ITIL-as yra vienas iš būdų, kurį mes galim panaudoti tinkamai šitiems procesams dėkti. Bet, kaip sakiau, reikia įvertinti, kad tai nėra kažkoks baigtinis projektas. Turi būti priimtas nutarimas aukščiausių lygių, kad dabar mes gyvensim taip. Ir atitinkamai skiriama resursų, skiriama pinigų, kad šitie dalykai pas mus po truputėlį judėtų.
Tai kada tas nusileidžia, labai geras pavyzdys, sakykime, to ir Barclays, ir DNB, ką aš girdėjau, tai kad komandos pačios susibūrė ir galvoja, kaip tos dalykus reikia tobulinti. Barclays atveju, atsakė, su SLA labai sunku, nes labai daug tų paslaugų, bet jie minėjo kitą dalyką, kuris yra susijęs, gal tik tai pranešimo metu nesusijėjo, paslaugų paketai. Jeigu aš negaliu įvardinti atskirų paslaugų, aš galiu įvardinti paslaugų paketus, kurie didesni. Vėliau aš eisiu į smulkesnį lygį, jeigu man reikės. Čia šiuo atveju komandos nutarė, kad nesimsim visko iš karto, mėginam tobulinti tas vietas, kurios dabar yra aktualios. Pats geriausias būdas, iš tikrųjų, aš irgi esu linkęs tam pritarti. Pasikvieskim konsultantą, kuris išspręstų vidinius konfliktus, pateikdamas tą jau tikrąjį grynąjį aitilo požiūrį. Irgi labai geras būdas, nes už mus atėjęs konsultantas to proceso neįdėks.